Nupirkčiau naują. Tikriausiai nefilmavai, nes tada ištrink. Labas. Ką? Tikras choras buvo. Jorės TV? Jo. Sveiki, pagaliau filmuojame Jorės TV. Tai gero žiūrėjimo. Ar žinai, kada tarptautinė šokio diena? Antros kažkada gegužę, bet aš dabar nebesimenu kelintą dieną. Liūdna, bet ne. Balandžio 29 dieną. Ne. Galiu pasakyti, tai yra balandžio 29. Kas yra šokėjas? Žmogus, kuris atsipalaiduoja šokdamas, kuriam patinka judesys, muzika, bendruomenė. Žmogus, kuris šoka. Žmogus, kuris nori šokti, jis domisi šokiu. Tai tas, kur moka šokti, sakyčiau gerai. Žmogus, kuris mėgsta šokti ir jam labai patinka šokti ir šoka ne per prievartą, o tiesiog savo, kad, prasme, viskas jam patinka ir jo yra toks kaip ir hobis. Žmogus, kuris šoka. Stiprus žmogus, kuris gali šokti. Ko reikia šokėjai? Patogios aprangos. Energijos, Treniruočių. fizinio pasirašymo, charizmos ir, manau, labai svarbu dar aplinkos palaikymo. Pastangų, noro, kantrybės. Pastangų. Motyvacijos, energijos, Geros savijautos. Žmogaus, kuris paskatintų. Disciplinos, būti motyvuotam ir mokėti girdėti muziką. reikia stiprybės, reikia įvairovės, smegenis, kad pašoktum. Noro, jėgų. Sporto, daug sportuoti. Charizma. Mokėti šokt, daugiau dėti energijos ten, išties rankas, kojas. Kokį stilių norėtum išmokti? Pop dance. Jokį, aš jau moku hip hop. Pop dance. Manau, popinga. House. Popinga. Pop dance arba breiką. Breika. Popinga gal. Popinga. Breika. Arba popinga, arba hausa. Popinga. Pop dance. Breika. Pop dance. Sveikiname su tarptautinė šokio diena. Ačiū, kad žiūrėjote ir smagių šokių.